vartininką, tada aš pripažinčiau artimas kampas, žaidėjai išblokavo tolimą kampą ir tiesiog vartininkas kažką. Be abejo, Vilnius stengiasi Granito aukštus žaidėjus bauduoti iš kuo toliau, nes Granitas emociškai. Tos emocijos vėlgi, emocijos gerai, iš tikrųjų emocijos yra labai gerai, bet tos sveikos emocijos, na tokios, kai ten kažkur kampe pradedama stumdytis, daužytis, ko gero, jokio gėrio iš tokia emocija, kasgi čia. Nėra baudos puolime, tačiau nėra ir įvarčio. Virbauskas, Štarulis, dar kartą Drevinskas, kraštą, kairys ir bus problema Granitui, kuris yra favoritas, o ne Herca Vilniui, kuris bando jame kast. Na, manau, Andrius Kliorė. Bet čia turbūt, Gintarai, buvo akivaizdu, kad Petras Rupėnas pats atakuos ir akivaizdu buvo visiems skirus pačiam Petrui Rupėnui, kuris sugebėjo rasti komandos draugą. Na, Rupėnas iš tikrųjų pasiėmė iniciatyvą ant savo pečių ir tiesiog kraštas pražiopsojo savo žaidėją ir žaidėjas įkirto iš krašto ir tiesiog Petrui tiesiog. Drevinskas, dar kartą Virbauskai, netikslus perdavimas, jau lieka kamuolys kauniečių rankose. Įspėti jie beje apie pasyvų žaidimą, metimas toli ir vėl Maksimas Lipickis. Drevinskas, jo metimas ir vėl Lipickis, Na. Ir Petras Rupėnas, jeigu neklystų, pelno jau 4. įvartį. Tad, tokiuose nežduotyviuose rungtynėse, taip žaidžiant galima nulemti rungtynių eigą. Tik tai Martyno Lapinsko netikslus metimas šią ataką nepadaro rezultatyvią, tačiau Petras Rupėnas puikiai išnaudojo tą epizodą. Geros gynybos priežastis. Nėra klaidų ir kuomet nėra klaidų gynyboje, tai ir šanso užsidirbti pašalinimus nėra daug. Na. Metimą. Virbauskas ir 7 metrų baudinys. Taip, žaidėjas stovėjo zonoje. Skiriamas 7 metrų baudinys ir vėlgi Urbanas prieš Lipickį. Na, galbūt reiktų pabandyti pakeisti vartininką. Lipickis jau 3 kartus bandė apsiginti nuo Urbano baudinio ir ne kartą nepavyko. Šį kartą pavyko. Šį kartą viskas kitaip. Gal ir nereikia keisti vartininko, atsiimti savo žaidimą. Ir kamuolys į vartus neįrėda. Gal ir logiška. Na taip, paleidžia iš antro aukšto, kaip mes sakom, rankininkai. Drevinskas prieš Lipickį ir Lipickis kamuolį ima. Na štai taip, dabar jau kauniečiai, na, viena klaida. Dabar labai svarbus metimas Štarolio. Prieš Lipickį ir Lipickis panašu, kad taps šio pusfinalio herojumi. Vilniečiams reikia pataikyti. Įdomu iki pat paskutinių minučių. To be abejo linkiu visiems neutraliems rankinio mėgėjams, tiems, kurie palaiko konkrečią komandą. Be abejo norėtų šiek tiek kitokio vaizdo. Simėnas ir Maksimas Lipickis. Vakar dienos didvyris. Na, 2 buvo. Tai 3-2. 3-2. Dragūnas labai greitą ataką rezga. Vėlgi ginklas, kurį Dragūnas mėgstam duoti. Jo nereikia pamiršti, taip. Labai greitą ataką ir puikiai galimybė iš krašto. Ir Maksimas Lipickis panašu, kad vakar dienos rungtynė. Keičiasi komandos žaidėjai, pasirodo aikštėje Benas Butkus. Įspėti klaipėdiečiai apie pasyvų žaidimą. Simėnas, jo metimas ir Lipickis šį kamuolį gaudo. Ir vėl ilgokas klaipėdiečių išpuolis. Vos nepameta kamuolio Lukas Viškėnas. Metimas iš toli ir vėl Maksimas Lipickis. Ir apsigina Maksimas Lipickis. Įspėjimo apie pasyvų žaidimą nėra, tad kamuolį jie išlaikys. Perdavimas į kraštą, Meškauskas, netikslus jo metimas ir laikas baigas. Skubėjo ten Dragūnas, nekartą buvo įspėti apie pasyvų žaidimą. Simėnas nesiryžta atakuoti, Ugianskis ir Lipickis. Puikiai. Šį kartą stovi vartuose. Atolika.
Rezultatas vėl po truputį gerėja. Žiūrėsime apie Harsa Vilniaus pozicijas. Maksimas Lipickis. Analog. Miškėnas. Ieško to lyderio, kuris galėtų imtis iniciatyvą. Sugenskis. Jo metimas apsigina. Maksimas Lipickis ir dar vienas šansas. Čia dviese lieka gulėti Vilniečiai ir tai šansas Klaipėdos ekipai. Jie turi ryškę kiekybinę persvarą, tačiau jos nepaisant to, kad turi daugiau žaidėjų, gana pasyviai rezga šį išpalį, tačiau galimybę atakuoti randa. Maksimas Lipickis dar apsigina nuo šio metimo, tačiau tos